Labas, šiandien yra birželio 2, atrodo, ir metas mėnesio stalčiai. Aš esu įsitraukusi ir aš manau, mano stalčius dar niekada nebuvo tokiam bardake, kokiam jisai yra šiuo metu. Čia yra belenkiek visokių produktų, šepetėlių neplauktų ir viso kito. Tai štai, reikia susitvarkyti stalčių ir išsirinkti šio mėnesio produktus, kurie neturės mano naujai įsigytų korėjietiškų pirkinių, vien tik dėl to, kad jie štai ten maišuose vis dar laukia, kad būtų išrūšiuoti. Ir dabar jaučiuosi, kad neturiu ūpo ir išrūšiuoti ir susitvarkyti stalčių, tad renkuosi tą, kurį svarbiau reikia čia ir dabar pasidaryti, kas yra susitvarkyti stalčių. Nes čia yra belenkas, čia ta prasme yra kokios 3 saujo šepetėlių neplauktų, čia yra tokie lapukai, lėktuvo kažkas tais 50 eurų. Taip, geriau apsimeskim, kad čia nežiūrime tą stalčių. Taip va, susistabdysiu kamerą, išsirinksiu produktus, kad mes taip produktyviai praleistumėm šitą video laiką ir mes tada apžvelgsim, kągi aš išsirinkau. Ką išsirinkau produktus ir pasakysiu, ką nebuvo lengva, nes labai blaškiausi tarp to, ką noriu ir ką galbūt reiktų vėl įsidėti stalčių ir mėginti. Praeito mėnesio žvaigždės yra abu du, kuriuos turiu uoga produktai, kurie yra mano projektas, pabaigiau. Progresą aš su jais padariau per praeitą mėnesį nerealų. Ir jo, kaip žinote, ką aš čia turiu, tai aš turiu maskuoklį. Ir šitą maskuoklį aš naudojau kuriai būdama kiekvieną dieną, kas be abejo prisidėjo prie tokio gero progreso. Ir aš jau naudojau sąlyginai, sakykime, nemažai, nes aš neturiu jokio kito veido produkto be sausos pudros. Tai jo, žiauriai paranku buvo, išmokau kaip jo naudotis, teptis, dabar pažįstu ir labai džiugiuosi, kad pasiėmiau jį su savimi kelionę. Ir antras buvo uoga lūpdažis. Cranberry yra mano spalva ir vėlgi netidarysiu ir nerodysiu, kokį progresą padariau, bet rimto progresą, nes tai buvo mano vienintelis lūpų produktas. Ne, palauk, meluoju. Dabar nežinau kur. Bet kai aš rašiu, aš jį išmesiu. Kitas, kurį vežiausi, buvo iš Flower Nose, tas rožinis įpakavimas, kur sakiau, kad man galimai jisai alergizuoja lūpas. Ir taip, jisai man vėl sualergizavo lūpas ir panašiai. Ir tą momentą, kai aš jį rasiu, jisai keliauja iš šiukšlių dėžę. Galbūt jisai jau ten yra, nes nežinau, kur jisai. Bejo. Tai kadangi tas išėjo iš mano rankinuko, šitas lūpdažis liko vienintelis lūpų produktas, kurį turėjau, kurį atsivežiau. Ir vėlgi, tas progresas turintį tik tais vieną, naudojant kiekvieną dieną, ne vieną kartą per dieną. Labai gerą progresą padariau, didžiuojuosi savimi. Ir vėlgi, kaip produktas, aš supratau, nors ir dažantis ir jo spalva atrodo tokia ryški, bet iš tikrųjų jisai nusivalo su laiku, neišnyksta pakankamai tolygiai, jį lengva per naują užsitepti ir jo. Aš manau, aš greičiausiai šitą lūpdažį sunaudosiu šiemet ir tikrai pirksiu dar. Žinau, kad Gytautas rudenį varo į Lietuvą, tai aš greičiausiai jo prašysiu parvežti man bent lūpdažį. Tai jo, praeito mėnesio žvaigždės. Dabar kas liečia šį mėnesį, tai kadangi šitas maskuoklis man taip labai patiko ir jis yra mano projektą, pabaigiau ir be viso šito iš maskuoklių pas mane arba šitas arba Dioras buvo praeitą mėnesį, na tai, bandau sukeisti, tai toliau tęsiu šitą maskuoklį su juo, kad, na, ir pabaigti, ar ne, ir kad susikaitelioti. Tada, kaip veido pudra ir panašiai grįžtų prie savo meilės Clio, nes, vasara, šiltas oras ir panašiai, ir tai spalva, kuri man atitinka labai gerai, jeigu eiti į miestą, ir jinai turi to tokį monetizuojantį, ilgesnį išsilaikymą irgi, nes dabar šilčiau ar ne ir panašiai. Tai jo, džiaugiuosi vėl įsidėdama šitą pudrą į stalčių, tai yra tai, ko aš norėjau stalčiuje. Tada tokie plius minus likučiai yra tai, kad Korėjoje vežiausi tą K3 pudrą, kurią išmečiu neturiu,
kuri man nepatinka, ta tokia kaip mozaika, žinot, man atrodo, ne? Ir parsivežiau jos labai nedaug, ir kadangi šitos, kuri man patinka, buvo labai nedaug, aš čia jas suspaudžiau ir per jas abi, čia yra viskas, kas yra likę, tai mano šio mėnesio tikslas bus visą šitai subaigti. Ir jeigu nutiks toksai stebuklas, kad aš ją subaigsiu, nes vėlgi ne tiek dažnai kažkur einu, kad nešiočiausi sauso pudrą, bet pažiūrėsim, sakykim, jeigu subaigsiu, įsidedu štai šitą mažiuką Clio mozaikinį, kuri irgi yra kaip ir pudra išmėginti ir tiesiog pažiūrėti, kaip jinai man patinka ar ne. Esmė yra tokia, kad jinai spalvos neturi, jinai yra tokia kaip fiksuojanti, bet jinai turi tokį labai švytėjimą ir aš pilnai ant viso veido nesu ją dažiusis, tai aš nežinau, kaip tas švytėjimas, kaip aš jausiuosi dėl jo. Tai jo, šita bus pagrindinė, bet šitą įsimetu, kad laiks nuo laiko pamėginti arba naudoti mėginti, kai šitą pasibaigs. Bet jo, nes tiesiog noriu geriau suprasti, kaip dėl šito Clio jaučiuosi, nes nežinau šiai dienai. Tada seniena, kurią jaučiu, kad reikia, kol čia neišsikrauščiau ir neperėjau naujų produktų, toliau kiek įmanoma daugiau sunaudoti, tai yra mano kontūravimas. Iš Too Cool for School ir vėlgi nežinau, kaip ir nedaug čia yra likę, bet kadangi yra 3 spalvos ir kad man tiktų spalva, man reikia viską sumaišyti, jau pradeda truputėlį erzinti tai, kad tik kraštuos ir tik nedaug yra likę. Tai vėlgi nežinau, gal šitas mėnuo ir kažką ir mėginsiu suspausti, išmaišyti, kad būtų viena spalva ir suspausti. Bet nežinau, aš šiaip paėmus dar pakankamai daug produkto, sausos pudros tiek esant dar nespausčiau. Na, bet pagalvosiu. Bet kokiu atveju mėnesio kontūravimas. Tada mėnesio skaistalai ir highlighteris, pavadinkim taip. Tai yra ta Wake Me paletė, kuri turėjo išvažiuoti su manimi Korėją, bet neišvažiavo, nes aš skrydžių dieną ją pasiėmiau, pasidažiau, įdėjau į stalčių ir jinai liko čia. Tai štai, planas, kuris turėjo būti praeito mėnesio planas, tai štai šitos 2 spalvos kaip skaistalai. Ir vėlgi noriu naudoti, nes čia kažkaip atsiskyrė tas produktas ir panašiai. Ir šitą paletę neturiu tiek ilgai, gal kokį pusmetį maksimum, ar ne? Tai nežinau, galbūt čia atsiskyrė dėl to, kad su pufikais, tokiais šepetėliais pradėjau naudoti. Aš galbūt tiesiog kažkaip išjudinau tą produktą ar kažką, nežinau. Bet manau, čia reikia daugiau panaudoti, panalizuoti ir pažiūrėti. Ir tada šitie šešėliais šitas bus kaip highlighteris. Tai va, mūsų veido produktai. Dabar akim mano Gucci, ant tokių pieštukas, kas galėjo atspėti tai. Kai šešėlių pagrindą pasilieku abu, nes negaliu apsispręsti. Ir tiek savo kreidelę, tiek tą Estee Lauder pagrindą, kuris, kaip sakiau, man labai patiko, gerą įspūdį paliko. Ir aš jo netiek daug dar naudojausi kartu, gal kokius 4 maksimum, tai noriu daugiau naudoti, suprasti, pažinti produktą, tai dėl to įsidedu. Na ir savo kreidelį, žinok, su to kreidelę. Toksai reikalas, galiu istoriją papasakoti, kad čia yra spalva 03 ir iš visų kreidelių, ką aš tada buvau prisipirkus ir turėjus, man atrodo, čia yra mano kaip ir viena mėgstamiausia spalvų, kurią vieną pačią galiu pasidažyti ir jaustis, kad pasidažiau akis, ar ne, jeigu reikia 1-2 ir baigiau. Ir jo, nuėjau parduotuvę nusipirkti daugiau šitos spalvos, nebegamina šitos spalvos. Tai jau nežinau, vos nereikia šitą kreidelę saugoti ir kažką tais, bet vėlgi reikia naudoti ir sunaudoti, ką čia prisaugosi, ar ne. Ir be šitos kreidelės iš Makeup Heal turiu dar vieną, tai šita nauja, šitos man atrodo gal jau tik tais pusė liko. Tai nežinau, šitas kreideles aš tiek ilgai naudojau, 2 metus, daugiau negu 2 metus, kad jaučiuosi, kad galbūt, žinokit, sunaudosiu šitas 2 kreideles. Šitą matau, kad naudota, bet okay, čia jos dar labai daug. Kad sunaudosiu šitas 2 kreideles ir greičiausiai galbūt pamėginsiu paeksperimentuoti su kažkokiom kitom kreidelėm, ar tada tiesiog daugiau naudosiu šitą Estee Lauder pagrindą, jeigu jis yra su viskas gerai. Manau, kurį laiką, kaip sakau, darysiu pertrauką. Bet ir tai
užtruks aš kol 2 kreidėlės sunaudosiu, čia greičiausiai mes žiūrime kokius metus laiko, kol aš jas sunaudosiu, tai čia labai taip į toli planuoju. Tai žodžiu, pagrindas ir dabar kas liečia šešėlius, galvojau naudoti tą paletę, ką aš turiu nusipirkusi, ko nesu naudojasi, bet to pačiu man akis užkliuvo šitą dasyk, kurią jau kaip ir 2 metai ir aš nežinau, aš ją kai liečiu ir tuos šešėlius ir suočinu, man atrodo, jinai jau eina taip prie galiojimo pabaigos, nes tie šešėliai ir visą kitą jau jie tokie, jaučiasi tekstūra, kad jų keičiasi, nėra jokio kvapo ar ten iš išvaizdos ar ten kažką, bet tiesiog jaučiasi, kai jau kitokie iš formulės ir dabar irgi, kai aš čia čiupinėjausi viską, irgi vienas šešėlis iškrito. Tai čia, bėda nėra, aš juos įklijuosiu atgal, bet jo, yra maždaug jie kepti šešėliai, čia įdėti ir panašiai. Ir aš, manau, kad šį mėnesį aš su juo pasinaudosiu ir pažiūrėsiu, kokia iš tikrųjų su juo yra situacija. Ir galimai kažkurio išsivalymo metu man reikės su juo atsisveikinti jau. Kurio išsivalymo metu nežinau, pusmečio visą laiką darydavau kaip ir išsivalymo, bet šiuo metu jaučiuosi, kad nėra ką daryti, nes jaučiu, kad yra tiek daug produktų, kurios verta man taip kažkaip. Žodžiu, manau, nedarysiu pusmečio išsivalymo šiemet, nes nežinau dėl ko. Tai va, šešėliai. Dabar su tušais šitas Essence vis dar nenumirė. Bet jis jau taip ant pabaigos jaučiasi, kad man atrodo, tiesiog reikia paimti ir išmesti. Nes jis jau jaučiasi toksai senas, bet vis dar vežo. Tai šitas ir tada, jeigu jau jisai pasibaigs, pasimsiu kokią kitą tušą. Kokį tušą, nežinau. Išspręsiu, kai ateis tas metas. Tada, ką noriu daugiau papasakoti, yra Maybelline primeris, nes, kaip žinot, aš esu prisiekusi naudoti šitų primerių ir visą laiką likščiol aš naudodavau, kai jisai būdavo baltas. O šitas nauja, kai nusipirkau, ir jisai buvo parašyta tinted primeris. Ir aš dar parduotuvėj klausiau, ką reiškia šitas tinted, nes aš ieškau to, kuris, baltas yra. Ir man sakė, jo, jisai tinted, nes jisai yra baltas ir panašiai. Ir jis nėra baltas. Esmė, aš net esu pasimetusi, ar netgi jis yra primeris kaip primeris, nes iš tikrųjų jis yra toksai pilkšvai juodas ir su juo pasidažius tas blakstienas, jos jaučiasi vos ne kaip tušų pasidažiusios. Tiesiog vienas sluoksnis. Aš tokia jaučiuosi pasimetusi dėl jo, kad ar aš baze, ar aš tušų dažausi, nežinau. Ant tušo pačio, tai, rašo, ta prasme, kad tinted primeris, kad tai nėra tušas, ar ne, ir čia base tint kažkas tokio, kaip ir primeris, ant jo parašyti, kas primeris, bet kadangi jisai turi juodos spalvos savyje, nesu tikra. Tai, tada dar ką akim turiu, tai turiu skystą pavedimą iš Etude House, tiesiog rudas keistas pavedimas jų lankščia plunksnelė. Ir per praeitą mėnesį man visai kažkaip patiko šitas Espor blizgus pieštukas, su kuriuo aš būdavo tiesiog pasišviesindavau čia akies kamputę arba kažką tais, ar ant apatinio voko, aš tai čia užsidėti truputėlio blizgučio. Patiko. Ir lūpos yra paskutinė kategorija, kuri yra savotiškai sudėtinga. Dėl to, kad... Oi, palaukit, aš tik vieną dalyką pasidėjau. Tai mano Charlotte Tilbury lūpų pieštukas, nes vienintelis, kurį turiu, be to, ką aš ten turiu įsikraustyti. Ir, sakykime, stalčiaus lūpdažis. Tai įsidėjau tą, kur prieš tai pamosikavau, mėlyną dabar jau Flower Nose, nes irgi noriu pamėginti ir pažiūrėti, ar šitas mane alergizuos, ar ne. Ir jau taip labai akim stebėsiu, kas su juo darosi. Ir jo, jeigu pirmi ženklai, kad kažkas gerai, ir jisai irgi iš šiukšlių dėžių. Kas liūdna, iš dalies žinokit liūdna, nes tada
tas Flower Nose tiek daug apie jį kalba, tiek ten visokių influencerių yra ir visa kita. Ir iš esmės gaunasi tai, kad aš kuomet prisipirkau vos ne viską, ir turiu ir šešėlių paletės, ir čia šituos, ar ne, ir skaistalus turiu. Šiam momentui, nes šitas jau ant klaustuko, ar ne, tik tai, sakykime, yra tie skaistalai pas mane, kuriuos sąlyginai kažkiek tais naudojau. Bet ir tai aš nesijaučiu, kad jie yra kažkokie tokie ypatingi ar kažką tais. Aš jaučiuosi, kad jeigu daryčiau išsivalymą, aš greičiausiai juos išleisčiau iš savo stalčiaus, kas reikštų, kad kiek čia laiko praėjo ir visą kitą, aš nei vieno Flower Nose produkto nepasilikau. Tai kaip ir galima sakyti, daugiau nepirkčiau nieko iš to brando, manau. Bet, na, nežinau, kaip ir populiarus jisai ir visą kitą, bet panašu, kad ne man neprilipo. Tai jo, kaip ir sakiau, šitas, bet jisai yra daugiau toksai kaip skystas lūpdažis, tie tokie velvetiniai formulė, tai jisai nėra lip gloss. Tai turiu kažkur blizgių tuos, kurie yra po visus namus pasklidę, kur aš ten kažką tais naudoju ir panašiai. Tai aš manau, prie šito ant viršaus tiesiog naudosiu tuos blizgius, kurie yra visur išsimėti ir projektą pabaigiu ir visą kitą. Jo, tokia istorija. Tai toks yra mano mėnesio stalčius. Produktų atžvilgių tai čia tikrai nedaug ir panašiai, bet tiek, dar yra visokio baraklo mano kosmetikos stalčių, kurį man reikia išsivalyti, sutvarkyti, suplauti šepetėlius. Man taip nepatinka plauti šepetėlių ir panašiai, aš mielai ką nors nusamdyčiau ar ten dar kažką, kad kokį robotą nusipirkčiau, kuris tai padaro už mane. Tai jo, bet neturiu tokio dalyko, tai neišsisuksiu. Turiu dabar eiti, pabaigti, tvarkytis ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjote video, tikiuosi patiko. Ir mes pasimatysime kito video metu, kurių metu jau žiūrėsiu tuos visus maišus. Jau. Ate, iki.